Mano tauta, aš begalės kartų galėčiau kartoti tavo šventąjį vardą. Už ką, geroji motin? Kaip sunku suskaičiuoti kryžius kryžių kalne. Kaip sunku surinkti visų lietuvių motinų ašaras. Taip sunku išsakyti, kodėl tave myliu. Bet svarbiausia žinau, myliu tave už kryžių, Lietuvą. Myliu, kad įspaudi Kristaus ženklą kiekvieno užgimusio kūdikio širdyje. Ir tie 7 vienas už kitą didesni kryžiai šiandien suklupo visų bažnyčių altoriuose. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia, lietuvi? Ką tai reiškia, kad šiemet ypatingai tiesiog plūste plūdo žmonės į Žemaičių kalvariją, kad nežiūrėdami kaitrios saulės kilo aukštyn į pačią Golgotos viršūnę. Ką tai reiškia, kad kančios vietoje senas kunigas, nubraukęs ašarą, ištaria: jūs grūdai malami naujai duonai, jūs vynuogių kekės ruošiami būsimam vynui, jūs būsimoji auka už tikinčius ir netikinčius. Arba Marijampolėje įvykę 600 metų krikšto jubiliejus. Kokios minios žmonių užplūdo šį dabar kapsuku pavadintą miestą, kuris tačiau visiems laikams žmonių širdyse išliko kaip Marijos miestas. Ir kodėl? Kogi nematė šios minios? Taip, jos atėjo sudėti padėkos maldas amžių šlovinamai Dievo motinai už naują šventąjį gyvenusi jų mieste. Tautiniais rūbais pasipuošę žmonės sudėjo prie Viešpaties kojų 600 metų. Tūkstantinės minios šventoriuje iškėlę galvas, nebodami dulksnojančią lietaus, dėjo į amžinąjį aukurą savo maldas ir kančias. O besiklausant jo ekscelencijos vyskupo Vaičiaus pamokslo, daugeliu veidų riedėjo ašaros. Šis daug pergyvenęs žmogus perdavė Lietuvai šventojo tėvo mintis. Lietuva, lietuvėlė, aš vaikštau po tave naktimis, maldom lankau tave. Tu didelę dalį užimi mano širdyje. Už ką visą tai? Tau tiesakys 7 suklupę kryžiai.
šventa mūsų žemė ant Nevėžio Nemuno krantų. Netekę tėvynės įsiveža lietuviško žemės saują. Mes netiduotume jos už viso pasaulio auksą. Galbūt todėl, kad čia yra Gedimino pilis, čia stovi katedros ir žaliuoja rūtos. Šita žemė matė daug vargo, kančių ir davė daug milžinų ąžuolų ir liepų. Šiandien kukliam krikšto jubiliejaus minėjime mes negalime praeiti pro šį kapą. Čia 1915 metais iš Ėriškio atsikėlė įkurti bažnyčios garsusis rašytojas, mokslininkas Balvočius Gerutis. Taigi iš akmeninio grūdų svirno jis pavertė, įkūrė 15 metais bažnyčią. Atidavęs visas lėšas knygams, jas rašė ir jas platino. Tai garsusis mūsų žmogus netgi buvo įtrauktas lietuviškoj enciklopedijoj. Po jo 33 metais įpėdinis klebonas Steponaitis dastatė, šalia pastatė bokštą pagal Bielinio projektą. Jo giminės ir šiandien tebegyvena, gausiai nuoširdžiai lankydami bažnyčią. Jubiliejaus atlaidams skubėjome mes papuošti kuklę mažą bažnytėlę, išpuošti šį kampelį. Ir kaip tik yra pati geriausia proga jums visiems dar kartą padėkoti, kad norėjot, rūpinatės, kad bažnytėlė atnaujintų savo veidą. Dabar telieka ją užpildyti jūsų veidais. Šventasis Kazimieras, pirmasis Lietuvos, krikščioniškos Lietuvos žiedas, išsiskleidęs šventume, Dievo meilėje, aukoje. Ir šiandien su meilė širdį, su dėkingumu galim dėkoti jam, šitam šventajam mūsų globėjui, už globą, už paramą, kad tvirtino mūsų žingsnius, kad tvirtino mūsų senelių ir prosenelių žingsnius per tuos 6 krikščioniškus mūsų tautos šimtmečius. Šventasis Kazimieras atidavė viską, išpardavė viską, kad gautų tą brangųjį perlą, kurį Kristus siūlo mums visiems, perlą Dievo karalystę. Ir gal kas aplink jį dvaro rūmuose sakė, pažiūrėkit, koks jis kvailas karalaitis, atsižada turto, atsižada garbės, o tačiau jis žinojo, kad nepraranda nieko, nes žinojo savo perlo vertę. Stiprinkimės prie savo tautos šaknų, prie savo tautos milžinų šventųjų, šventojo Kazimiero, neseniai paskelbto palaimintuoju arkivyskupo Jurgio, prie daugelio mūsų tautos sūnų, kad patys būtume pajėgus, tvirti kaip ąžuolai, išnešti krikščionybę, katalikybę, tikėjimą ant savo pečių per visą šitą ateinantį 7-ąjį šimtmetį. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis, ir su tavimi. melskimės, visagalį amžinasis Dieve, tu mus skatini gerbti dangaus šventųjų paveikslus bei jų statulas, kad žvelgdami juos kiekvieną kartą trokštume sekti jų darbais ir šventumu. Todėl palaimink šią statulą skirtą šventojo Kazimiero garbei ir atminimui
tegul kiekvienas, kuris prieš šią statulą garbins šventąjį išpažinėją, jo nuopelnų ir ištarimo dėka susilaukia tavo malonių šiame gyvenime ir amžinos garbės danguje. To prašom ir Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šiandien čia minint Krikšto jubiliejaus sukaktį, norėtųsi kiek platėliau supažindinti jūs kaip tik su tokiu pat minėjimu įvykusiu praėjusio mėnesio 28 dieną Romoje, Vatikane, didžiausioje, tikriausiai pasaulyje, bažnyčioje Švento Petro bazilikoje. Pamaldoms vadovavo bažnyčios galva, dabartinis popiežius Jonas Povilas II. Tokios iškilmės skirtos lietuviams iš tikrųjų yra pirmos ten. Nebuvo žinoma, kad kurį šimtmetinį jubiliejų būtų taip bažnyčia viešai atžymėjusi liečianti Lietuvą. Ir be to, tą pat dieną buvo paskelbta, ką žinote, mūsų tautietis palaimintuoju, miręs visai neseniai, tik prieš 60 metų. Į tą minėjimą daug suplaukė lietuvių iš visų pasaulio kampelių. Skaitoma, kad ten jų buvo apie 2000. Ir Italijoje gyvenančių, ir iš daug Jungtinių Amerikos valstybių, iš Pietų Amerikos, iš Europos, jau visi buvo susirinkę ir mes sėdame eilėje pačioje pirmoje prieš altorių. O paskiau ir tautiniais drabužiais, ir civiliai apsirėdžiusių, ir kunigiškais, vienuoliškais drabužiais buvo tūkstančiai žmonių. Vyskupams priekį, paskiau einant paskutiniam popiežiui, nuskambėjo ir tai iš karto net nejauku buvo
mums įprasta giesmė, bet neįprastoj vietoj, svetimoj šaly. Buvo giedama pulkim ant kelių. Kai popiežius užlipo ant aukščiausios pakopos altoriaus, baigus giedoti pulkim ant kelių, nustatyta buvo toliau tvarka paskelbti palaimintojų Matulaitį, arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Prie popiežiaus priėjo vyskupas Antanas Vaičius ir jau iš nustatyto teksto, tiesiog išleistos knygutės, lotynų kalba, ten buvo rašyta, kad aš, vyskupas Vaičius, kitų vyskupų ir savo tėvynės vardu prašau paskelbti Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Popiežius lotynų kalba maždaug taip prabilo: jūsų ir jūsų vyskupų prašymas ir besikreipiant daugelį tikinčiųjų iš kitur, ne tik Lietuvos, bet ypač Lietuvos, pasikonsultavęs su kongregacija, kuri rūpinasi šventųjų skelbimu, skelbiu tai, kad nuo šiandien palaimintasis Jurgis Matulaitis bus taip vadinamas, bus iškeltas į altoriaus garbę ir kad jo diena šventė bent Lietuvai ir kai kuriems kitiems kraštams bus leidžiama švęsti, jo mirties datą minint kiekvienais metais sausio mėnesio 27 dieną. Pažįstami, artimieji, o ten net kartais po keliasdešimt metų susitikę, vieni kitus sveikinusi, džiugiais veidais, dažnai ašarotomis akimis, nes daug kas netikėjo, kad taip ir kartu kukliai, nepaprastai tvarkingai ir pačiam popiežiui gražią meilę rodant, girdėtai nuostabų susikaupimo pavyzdį. Kiekvieną akimirką atrodo jis atitrūksta nuo reikalų, kur tai į savo nueina alyvų daržą ar kokią tai kuklę koplytėlę ir pagerbė viešpatį ir paskiau vėl savo gerą širdį rodo tikintiesiems. Tas sveikinimasis, atsisveikinimas, pokalbiai tęsiasi, kol ėjome per milžinišką aikštę. Skamba 12 dienos varpai ir kaip įprasta popiežių žegnojasi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Žmonės nutyla, žvelgia į tą šalį ir prasideda viešpaties angelas malda, kuri jums žinoma, popiežius vadovauja, minios atsako, sukalbėjus ją, aikštė tuštėja. Palikome mes ir tą pačią aikštę. Bet tai, ką girdėjome, ką matėme,
tikriausiai nepamiršime tol, kol Dievas laikys mus žemėje. Amen. Su didžiu dėmesiu, nors ir gal pavargę, bet išklausykime popiežiaus žodžių skirtų mums. Neatvykome laidoti mūsų bažnyčios ir tėvynės anaiptol, galvojame apie neretai tamsią, sunkią praeitį, apie krikščionybės nueitą sudėtingą kelią, tačiau žiūrime į ateitį. Žiūrime į ateitį, kurioje ir mums lietuviams turi būti vieta, kad galėtume gyventi laisvi ir taikoje su visais sename krikščioniškame Europos kontinente. Tikiu Dievą, Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Kam nuovokos stinga, šiandien te užeina, nežinėliam šitaip jį kalba, ateikit ir valgykit duoną nuo manojo stalo, išgerkite vyno, kurį jums supilščiau, pameskit paikystę, tada jūs gyvensit, įstokit į proto ir nuovokos kelią. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovinsi nuolat, tuo mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Viešpatį gerbkite jūs jo išrinktieji, tiems, kurie jo bijo, nieko nestinga, išdydę, galiūnai skurdeivomis tampa, badauja, o tiems, kurie viešpatės ieško, nieko netrūksta. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit, pamokysiu viešpatės baimės, kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų, nenorėtų būti laimingas. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Saugok savo liežuvį nuo pikto, lūpas nuo žodžių vilingo, bent nedarybės gerą darykit, siekit taikos ir josios laikykis. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Nebūkite tad neprotingi, bet stenkite suprasti, kokia yra viešpaties valia. Ir broliai,
nepasigerkite vyno, kuris slepia savyje pasileidimą, bet būkite pilni dvasios ir kalbėkite tarp savęs psalmių, himnų bei dvasios giesmių žodžiais, giedodami, šlovindami savo širdyse viešpatį visuomet, už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Garbė tau, viešpatie. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą, jis įviešpataus Jokūbo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6 tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Brangieji, susirinkome Marijos metų proga. Šiais Marijos metais norime pažymėti 2000 metų sukaktį nuo Marijos gimimo. Ir turbūt pirmiausia šių dienų žmogui kyla klausimas, kodėl, dėl ko mes turime minėti tą mergaitę, tą moterį, gyvenusią prieš 2000 metų. Ko ypatinga, ką ji gali reikšti mūsų dienom, mūsų vargam, mūsų bėdom. Kodėl mes 20 amžiaus žmonės turėtume minėti tą paprastą kaimo mergaitę, tolimoj Palestinoj, svetimoj tautoj gyvenusią. Evangelijos ištrauka, kurią tik ką klausėtės, atsako. Ir ne tik tai, kad ji buvo dangaus išrinkta tapti Dievo sūnaus motina. Galėtume taip pasakyti: Dievo sūnų, tai taip. Mes pagerbėme, mes prisimename jo paliktas mokslas, jo gyvenimo pavyzdys, jo gyvenimo auka mus pašventina. O Marija ir Marijos užtarimas mus veikia ir stiprina. Ji mus veda pas sūnų, bet taip pat
jos gyvenimas, jos asmenybė yra atsakymas ir į visą eilę skaudžiųjų šiandienos klausimų problemų. Angelas Mariją pavadina malonės pilnoji, malonėmis apdovanotoji. Mes, krikščionys katalikai, žinome, kad ir mes galime būti Dievo malonės pilni ir jo būname toje Dievo malonėje, kai mūsų sielos neslegia nuodėmė. Ir štai Marijos didybė, ne tai, kad ji būtų kokia valdovė, kažkokiais menininkų, rašytojos ar kitais talentais apdovanot. Jos talentas gyvenimas be nuodėmė. Kai žvelgiame į žmonijos istoriją, turime išskirti du momentus. Vieną žmonijos istorijos pradžioje pirmieji tėvai pasirinko vietoj malonės, vietoj tyrumo Dievo akivaizdoje, pasirinko nuodėmę ir tuo prasidėjo žmonijos skausmo ir vargų kelias. Kai Dievas panorėjo žmoniją gelbėti iš šios nelaimės ir vargų, šis naujas perversmas prasideda pirmiausia žmogumi, kuris nuodėmės nepaliestas. Tai Marija. Ir štai, jeigu mes šiandien Dievo motiną ir savo dangiškąją motiną mėgintume paklausti, ko iš mūsų laukia šiais Marijos metais, pasakytų, rimtos kovos su nuodėme ir dar daugiau pakeisti šiandien daugelio sąžinės ir sąmonėje įsiviravusi nerimtą, neatsakingą požiūrį į nuodėmę. Visais laikais buvo nuodėmė. Ir šiandien po Kristaus atpirkimo Dievas neatėmė žmonėms laisvos valios. Laisvą valią žmogus gali pasirinkti. Būsiu Dievo vaikas, gyvensiu be nuodėmės ar praeidžiosiu nuodėmės keliais. Ir tie, kurie pasirenka, trokšta būti Dievo vaikais dėl žmogiško silpnumo, o kartais ir Dievas įskaičiuoja, kad tai gal naudinga mums, pavyzdžiui, norėdamas apsaugoti mus nuo puikybės, leidžia paslysti. Bet dar ne pavienės nuodėmės yra pati didžiausia šių dienų nelaimė. Kas kita? Štai ką kalba apie šių dienų tą dvasios kryptį, iš kurios kyla ir atsiveria visos nelaimės. Sakytume autoritetą. Štai pirmas mokslo pasaulio žmogus. Amerikiečių gydytojas, psichiatras Karlas Augustas Meningeris. Jis pirmasis amerikiečių supažindino su Freudo garsiomis teorijomis. Minėdamas savo 80 metų sukaktį prieš 10-metį, jis parašė knygą, kurią taip ir pavadino Kas atsitiko su nuodėme. Ir toje knygoje išsielojasi, kad iš dabartinės visuomenės leksikono išnyko žodis nuodėmė. Kodėl taip atsitiko, klausimas? Ar niekas šiandien nebenusideda? Ne, nusideda ir daug. Gal niekas nebetiki nuodėmę? Arba šiandien jau joks nusikaltimas nuodėmė nebelaikomas? Tai atsakymas. Ir jei norim išspręsti šių dienų tiek atskiro individo, tiek visuomenės problemas,
mes privalome nuodėmės savokai grąžinti jos tikrąją vietą ir tikrąją prasmę. Tai mokslo žmogaus nuomonė. Lygiai tą pačią mintį kartoja mūsų laikų popiežius Pijus XII. Jis taip yra kalbėjęs. Didžiausia mūsų laikų nelaimė – abejingumas nuodėmė. Gyvenimas taip tarsi nuodėmės nebūtų. Žmonės šiandien dažnai pasako, kas čia per nuodėmė, jei tik tokias būtų nuodėmės kaip mano, visai neblogai būtų. Jei dėl kiekvienos nuodėmės žmogus pergyventų, kas čia būtų. Štai šituose posakiuose slypi tas abejingumas, kuris yra visų didžiųjų šių dienų nelaimių priežastis. Blogai, kai nuodėmė nebelaikoma nuodėmė ir neteisybė nevadinama neteisybė. Dar blogiau, kai nuodėmė šiandien daugelio žmonių laikoma prigimties reikalavimu, natūraliu dalyku ir visiškai pateisina. Šiandien jau mes turime žmonių, kurie natūraliu dalyku laiko, jei vaikinas mergaitė suvilioja, ar nepilnametė mergaitė vidurinės mokyklos suolė tampa motina. Šitą problemą nesenai šių metų pradžioje komjaunimo tiesoje sprendė visai žmonių savo pasisakymuose. Senesnės kartos mokytojai sako, reikia susidomėti, reikia kelti jaunimo dorovinį išprusimą atsakomybės jausmą. O štai atsiranda pas mus dirbančių gydytojų, psichiatrų, net kai kurie valdytojai. Esą visą šitą problemą galima įspręsti tuo, kad nuo 10-11 metų reikia pradėti vaikus mokyti, kaip jie nuodėmės keliu eidami apsisaugotų nuo nepageidaujamo nėštumo. Esą visa problema tik tai čia. O viso kito natūralus dalykas. Taip šiandien yra šitaip manančių žmonių. Natūralus dalykas šiandien kai kam pasidarė susituokus skirtis, lysti į svetimą šeimą, įsižadėti pagimdyto vaikelio. Natūralus dalykas, kitaip neįmanoma, už paslaugas atsilyginti tik buteliuku, puslitį, degtinę. Nu kaip kitaip natūralu? Pinigus gėdas ar matai imti ir siūlyti. O šituos velnio lašinius, nu kaip normalu, natūralu. Štai viena bėda veja kitą. Praėjusių metų pabaigoje Ašchabade vyko konferencija, sąjunginė konferencija, kurioje svarstamos buvo šitos bėdos susijusios su girtavimu, narkomanija. Kultūros baruose vienas iš tos konferencijos dalyvių savo įspūdžius pasakoja. Štai jis pabrėžė, ką pasakė toje konferencijoje TSRS sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Kondrusovas apie Tarybų sąjungą. Taip jis tiesiai pasakė. Dorovė mūsų šalyje visiškai prarasta. Anksčiau būtų pasakęs koks kunigas prieš keletą metų, sakytų šmeižę tarybinę santvarką. O dabar toks net pareigūnas pripažįsta, kad tai yra teisybė. Prarasta. Tai labai blogai. Tai tragiška. Džiaugiamės mašinomis, karvėmis, pieno primilžiais asfaltuotais keliais, o netekom dorovę. Kodėl? Šiandien į darbą žiūrima kaip į kvailą reikalą. Durniai tik sąžiningai dirba, ne taip sakoma. Kodėl net į mokslą jaunimas pro pirštą žiūri? Kodėl deficitų tapo garbė, skaistumas, tyrumas, užuojauta, sąžiningumas?
todėl, kaip sako tas popiežius Pijus XII, kaip anas amerikiečių mokslininkas sako, kad žmonės nuodėmę nebelaiko, blogį nebelaiko. Natūralus dalykas. Jokios atsakomybės prieš nieką. Nei prieš Dievą, nei prieš sąžinę. Svarbu, ką man dabar gerai malonu tuo momentu. O kaip toliau bus, o mūsų kad ir tvarą. Tokio nuotaiko dauguma žmonių šiandien gyvena. Iš tai šitos padėties išbristi yra tik vienas kelias. Ta, kurį rodo Marija. Į nuodėmę labai rimtai žiūrėti. Dievo valia aukščiau visko. Kad ir mūsų pagrindinis būtų tas nusiteikimas vykdyti Dievo valią ir džiaugtis tuo, kad galime Dievo valios vykdymu. Reiškia gyvenimu be nuodėmės tarnauti Dievui. Mes šiandien čia susirinkom ne tik tai kaip atskiri krikščionys, atskiri mūsų tautos nariai. Pasvarstytume Marijos pavyzdžio šviesoje, kokie mes turėtume būti, bet mes susirinkom kaip lietuvių tautos, Marijos žemės vaikai. Į dar vieną mintį turėtume prisiminti, kuri yra labai svarbi. Ką nuodėmė reiškia ne tik paskiro žmogaus gyvenime, bet ir ką ji reiškia visuomenei, tautai. Marija mums rodo pavyzdį gyvenimas be nuodėmės. Priešingas apsisprendimas neša pražūtį visuomeniai, tautai. Pradžioj minėti pavyzdžiai tai patvirtina. Bet šioje vietoje būtų labai gerai, jei mes Marijos metus minėdami, jos pavyzdį žvelgdami, jos prašymą išgirsdami, vieną švento rašto sakinuką įsidėmėtume. Kad mokėtume tikrai, realiai vaisingai mylėti savo tėvynę, savo tautą. Patarlių knygoje, šventajame rašte, įrašyti tokie žodžiai. Nuodėmė daro tautas nelaimingas. Tautų nelaimių šaltinis. Nuodėmė. Gal mes pasakytume, kiek tautos iškenčia nekaltai nuo svetimų tautų, piktų darbų, kaip ir mūsų tauta, Hitlerio, Stalino suokalbio pasakoj netekusi laisvę. Bet nesakykim, kad nebuvo ir mūsų kaltės. Dievas gal matė kai kurias tendencijas ir mūsų tautos gyvenime, nuo kurių jis norėjo apsaugoti mūsų tautą, gelbėti ir leido. Buvo dalykų, kurie ir anoje Lietuvoje nebuvo girdimi. Buvo ir katalikų moksleivių organizacijos varžomos. Plito iš lėto ir laisvamanybė, ir masonų buvo atsiradę mūsų tautoje ir tėvynė. Nuo kai ko Dievas mūsų laikė apsaugo. Ir už kai ką ir mūsų tauta turėjo atgailą atlikti, kad taptų tyresnė. Ir jeigu mes šiandieniniai padėtį pažiūrėtume, šiandieninė mūsų Lietuva būtų daug laimingesnė, daug šviesiau joje būtų, jeigu mes kiekvienas, Lietuvos vaikai, Marijos vaikai, gyventume be nuodėmės. Pagalvokit tik tai, jeigu visi mes lietuviai taip apsispręstume, pavyzdžiui, girtavimo nuodėmės atžvilgiu, tos stiklelio, tos degtinės neimtų, nei rankas toj. Kaip pasikeistų visa Lietuva. Jeigu visoje tautoje būtų pasiryžimas už Dievą, už tiesą,
nebijot sudėti ir pačias didžiausias aukas. Ir mūsų mokytojai, ir aukštus postus užimantys žmonės drąsiai išpažintų Kristų ir eitų į bažnyčią. Žiūrėkit, kaip atpiltų tautos tikėjimas, o paskui ir tautos dora. Kiek ašarų išdžiūtų. Šiandien šventas mišios aukojamas už parapiją, kad mylėtume Mariją, kad šeimose skambėtų bendra malda, gausiai lankytume bažnyčią. Ryt žolinės Marijos dangun paėmimo šventė, pamaldos Uliūnų bažnytėlėje 1 valandą. Taip pat primenam, kad Krekenavoje žolinio atlaidai. Juose dalyvaus mūsų Lietuvos brangus ir mylimas kardinolas Vincentas Latkevičius. Bus teikiamas sutvirtinimo sakramentas pirmadienį Krekenavoje. Ateinantį šeštadienį, sekmadienį pamaldos mūsų bažnytėlė 1 valandą. Dar leiskite priminti pasidžiaugiant, kad grąžinta yra Barklainio koplytėlė. Po mokslinio ateizmo stogo teliko tik sienos, viskas supuvę. Taigi darysime remontą ir dalį lėšų šios rinkliavos skirsim tai koplytėliai. Kas skaitėte Gimtąjį kraštą paskutinį numerį, atkreipė dėmesį į straipsnį ir šviesa, ir tiesa. Ten raginama rinkti medžiagą apie tremtinius. Kai kas iš žmonių teiravosi, ar mes bažnyčią pritarėm. Ne tik pritarėm, bet kviečiame prisidėti. Kadangi anketų pakankamai neturime, tai prisiminkit surašyti pavardė, vardas, tėvo vardas, kur gimė, gyveno, socialinė padėtis, tautybė, kiek turėjo žemės nuosavybės, kada ištremtas, kur, ką tenai palaidojo, kada sugrįžo. O aš paskui patikslinsiu, jeigu bus nepilni duomenys, ir atnešt į rankas asmeniškai. Čia yra vienas sakinys, pasižymėjusis ypatingų žiaurumo. Ne, nebus keršto, nebus mūsų krikščioniškos dvasios praradimo, jeigu užrašysite tuos žmonės, kurie buvo ypatingai žiaurus vežimo metu. Taigi vykdė socialistinis įsipareigojimus. Jeigu iš viršaus buvo nurodyta vagone ten, pavyzdžiui, 20, tai vietiniai savi pridėjo dar 40 grūdą į vagoną. Taigi užrašykime, čia yra įspėjimas, pamoka, kad ateinančiais laikais savieji nekištų pirštą, bet būtų prie kryžiaus, prie rūpintojėliaus. Atsiprašau, kad mažiau atsirastų tų tautos išdavykų, niekšų. Taigi surašykite. Po mišių baigsim klausyti išpažintis. Brangieji gerieji mūsų žmonės, kokie atlaidai, jeigu širdienė skambės giesmė Ave Marija, būkite geri, paaukokite šventai, šventąją komuniją ir tuo tarpu pasiklausysite vėl gražaus trumpo pamokslo. Po to padarysime priesaiką meilės, ištikimybės, gal daugiau atsiprašymo, nors išoriniu būdu pabučiuodami Kristaus kryžių ir paliesdami popiežiaus vėliavą, kad lietuvių tauta ištikima Romos katalikų bažnyčiai, myli ir gerbia popiežio. Galėsim tą minutę klausytis eilėraščių, giesmių ir tada užtrauksim himną, kad skambėtų plačiai, laisvai. Po to šventoriuje, jeigu neskubat, jeigu dar nepervargę,
galėsit pasiklausyti čia jaunimo sukurto montažo. Be abejo kuklus, bet nuoširdus. Ir tegul atgyja mūsų senovinės dainos. Nieko neruošus, o gal pabandysim, gal įsidainuosime. Pabandysime šventoriuje. Ir tada kviesime visus čia esančius vaikus prie girno stalo, išgerti limonado ar dar ko pasivaišinti. Prie girno stalo visus esančius vaikus atsigaivinti. Dabar meldžiamės, brangieji susirinkę Kristaus eucharistinę puotą, maldaukime savo ir visai žmoniai reikalingų malonių. Melskime visiems krikščionims tikėjimo vienybės ir tarpusavio meilės. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskimės į Mariją, kad jinai globotų mūsų šeimas. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskime Kristų, gyvenimo mokytoją, kad Lietuvos jaunimas savo polėkis, svajones ir žygdarbius skirtų Dievui ir tėvynei. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskime Mariją, kad lietuvaitės brandytų savyje tyrą motinystę. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskime į Mariją, kad jinai laimintų mūsų motinos, o jos brangintų gyvybę, kad nenutiltų šeimose lopšinė svaja ir augtų Lietuva. Išklausyk mus, Viešpatie. Melskime ir savo ištvermės Dievo malonėje gyventi, kurti krikščioniškąją kultūrą, padėti pagrindus 21 amžiaus bažnyčiai. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, tu savo bažnyčią nuolat stiprini Kristaus kūno ir kraujo sakramentu. Padėk mums visada tave garbinti ir už visą tau dėkoti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Apsikite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks.
Dabar belieka padėkoti pirmiausia broliams kunigams už gražų prasmingą žodį, visiems tikintiesiems, ypač mėliems parapiečiams už vargą, triūsą, kad taip gražu, žalia ir spalvinga mūsų bažnytėliai, kad norėtųs, kad išliktų ta krikščioniška vaivorykštės spalva, laimės žara širdyse, kad lankytume kas sekmadienį bažnyčią. Tęskime toliau atlaidų programą. Kaip obelis mamyt palinkus, galva baltųjų jazminų. Dabar gyvent jau išeinu. Kada didis prancūzų imperatorius Napoleonas sustojo prie Maskvos sienų, aukštų ir plačių, žiūrėdamas iš tos iškilusius virš miestų cerkvių bokštus su kryžiais, kryželiais. Jo drąsa ir jo genijus suvirpėjo. Jeigu šitoj tautoj yra tiek šventovių, šitoj tauta neįveikiama. Ir iš istorijos pageltusių puslapių mes žinome, kas atsilaikė ir kas bėgo namo. Mano brangieji, šitie žodžiai tinka ir mūsų Lietuvai. Jeigu mes paskaičiuosime Lietuvoje stovinčias bažnyčias, daugumas jos turi Marijos titulus. Ką beskaičiuoti tas vietas, kurios tarsi yra motino širdis. Ir kas metais to šventovės ir pakartoja mūsų krūtinėse vykstančias širdies funkcijas. Juk širdis taip daro. Jis stumia tą kraują, gyslomis, gyslelėmis ir vėl jis sugrįžta. Ar ne taip, brangieji, atsitinka, kaip parugėms basa vasara prabėgs, kas užtvindo tuos kelius kelelius į Šiluvą, kas te mumis traukia, didžioji Marijos širdis. Jaučiam ten ir stebisi net tie, kurie mums nepalankiai visą laiką rašydavo komentarą. Ach, tie bažnyčios žiurkės, ach, tie bažnyčios žmonės, prietaringi, tamsus ir atsilikti. Bet, brangieji, jie mums rašo ir kitokius komentarus. Negirdėta, kad iš Šiluvos grįžtų kas nors sverdinis. Nematėm, kad grįžtų iš Šiluvos prisivaišinęs. Ir šitas kelias, kuris įsišakoja Kauno, Panevėžio, Vilniaus kryptimis, šitie keliai niekad po šitos milžiniškos šventės nepasipuošė liūdnais gėdulo krepšeliais. Kaip mes kad kartais darome po didžiųjų valstybinių švenčių. Ten važiavo, ten nusimušė. Taip, brangieji, šitie dalykai kalba patys apie save. Mumis Marija sustiprina, mumis Marija padrasina. Ir mes, brangieji, nei
neįsigastam, neįsigandom 40 metų smaugimo. Mes supratom, davė Marija išminties, kai paklausiau pirmo kurso medicinos studentą, sakau, kaip jums ten aiškina apie internacionalizmą. Kunigė, nebijok. Mūsų studentiškose širdyse plaka sąmoningumas, internacionalizmas. Mes suprantame į šį. Teisė didesniajam praryti mažesnę tautą. Mes tą kunigę suprantam, kad mūsų mažą Lietuvą nori praryti didesnė tauta. Ir jau įryja mumis. Bet, brangieji, visada taikoma į tas tvirtovės, kurios yra pačios stipriausios. Mažytės tvirtovės negazdina prieš. Jeigu paimsim ir sutrupinsim didžiasias šventovės, mažytė savaime kapituliuos. Taip ne per senai iš didžiųjų šmeišto pabūklų buvo, brangieji, purvais drabstoma Marija. Tai buvo sukrauti pylimai, sustatyti kareivių krūtinės, kaip mes ėjom laukais ir miškais pas savo motiną Mariją į Šiluvą. Bet net slūgo banga. Skaudžiai apsiriko tie, kurie galvojo, kad šita banga praeis, atvės ir sekančiais metais nebevežiuos į Šiluvą. Ir tam preteksui paskelbė ką? Kiaulių karantiną. Atseit negalima dabar važiuoti pas motiną, pas Mariją. O sekančiais metais mes, brangieji, pajutom, kad toji neteisybė ne prieš mumis atsigręžė, bet prieš tuos, kurie sumanė šią klasę. Ir nutrūko mūsų parduotuvės ir dešros, ir dešrelės. Ir pakrikštijom mes ją deficito vardu. Mano mėlyjei, šitas šaudimas į Mariją, kur priešas pajuto, kad čia yra mūsų tautos tvirtovė, nuėjo niekais. O ką mums, brangieji, davė Marija? Marija mums davė tai, ką duoda vaikams motina. Dosnumą. Ir kai šiandien mes, kunigai, susibūrėm kur nors pas vieną ar kitą, stebim. Dieve, kiek daug Lietuvos kunigų dirba Baltarusijoje, kiek daug Lietuvos kunigų dirba Karagandoje, Azerbaidžane, Turkmėnijoje, Ukrainoje. Brangieji, mūsų nedaug ir šitą bažnytėlį, kurią mes šiandien susirinkom, liko be kunigų. Bet mumis Marija išmokino to dosnumą. Taip kaip mūsų motinos, kaip jūs žinot, nei vienam pavargėliai niekad neuždarydavo durų. Aš pats prisimenu pokario metų. Valgėm mes 7 asmenų šeima vakarienę. Ir kažkas tai nedrąsiai pravėrė mūsų virtuvės dureles. Muter, brot, mam,
duona. Aš tiesiau į tą ranką paskutinę riekę ant lėkštės padėta, o mama pasižiūrėjo į mane ir tarė, ne vaiką. Va šitam berniukui, vokietukui, kuris liko kaip loterija, tu šiandien sriubos valgai. O gal jis duonos neįdėjo dar šiandien nei kartų į savo burną. Ir mama paėmusi paskutinę riekę ne man padarė. O man taip norėjusi tos duonos, kurį jūs primenate, kurioje buvo daugiau vandens ir neištirpusios druskos gabalų. Mama padavė paskutinę riekę šitam vokietukui. Brangieji, šitų dalykų. Ir šiandien mes, brangieji, tuo garsėjam. Ir šiandien mes garsėjam tą meilę, tuo dosnumu, kurio Marija visam pasauliui parodė, duodama savo sūnų Jėzų Kristų. Kaip vienintelę riekę, kaip vienatinį savo sūnų. Ir štai kodėl, brangieji, nenustebkime, šiandien į Lietuvą atvažiuoja kolūkio darbams. Juk aš žinau, kad jūs čia esate tie, kurie gyvenate kolūkio gyvenime. Pasižiūrėkite, kas ten dirba prie fermų. Iš Karpatų atvažiavę vengrai uždarbiauti Lietuvoje. Iš Ukrainos atvažiavę ukrainiečiai ravėti mūsų cukrinių burokų. Čia sakau, pas jumis yra. Čia pas jumis galima uždirbti. Čia galima pas jumis gauti. Pas mumis jau nieko nebeliko. Štai, mano brangieji, aš neskaičiuoju, būtų per ilgas sąrašas, o pokario metais su terboms ant vagonų stogų, kas važiavo pas mumis, kas plaukė mūsų keliais, užsivertusios suvargusios moteriškės, nešė iš mūsų kaimo grūdelius, lašinius ir sūrį, ir dalinomėms mes su jais ir dalinom. Štai šitais dosniaisiais metais už mūsų tautos tą kilnumą, už tą mūsų neauštančią meilę Marijai, šitie metai Marija mums atsilygino kuo? Kad šventoriuje po 40 metų plevėsuoja trispalvė, kad ta mažytė Lietuva krito popiežiui į akis, reikia šiandien Lietuvai kardinolų, reikia pakelti tų motinų ir tėvų dvasią, reikia jiems šito vadovo. Ir davė mūsų kraštą. Ir važiuoja šiandien pas kardinolą, ko ne iš vakaro, iš Baltarusijos delegatų. Ne tik tai, brangieji, iš kardinolo gauti paveikslėliai, ne tik tai tiems pavargusioms, pražilusioms Baltarusijos motinoms palaiminimą gauti. Jie suklaupė šiandien ir prašo iš kardinolo, kardinolė, tamsta dabar esi tikras Lietuvoj šeimininkas, duok, kad ir pakrypusi kūnį, duok, kad ir liguistą kūnį, duok šitos mažytės tautos, duok mums kokią nors sesutę vienuolę, duok mums. Mes be bažnyčių, mes be paguodos, mes nugrimstam. Štai, brangieji, ko mes esam dideli. Taip, didis mūsų rašytojas apie ateities laikus yra kalbėjęs. Bus sunkios dienos Lietuvai, bet jeigu jinai stipriai įsikabis į Marijos ranką, į pasauliui save charakterizuos
kaip didi kilnios širdies tauta. Ir todėl šiandien jūsų tiek gausiai, ir tiek gausiai mūsų ir Šiluvoj, ir Aušros vartų, tiek mūsų gausiai ir spalio mėnesiais čia subūrusiems vėjo ir lietaus nuplautomis nugaromis, kad tik neprarastumėm savo didybės, kad neprarastumėm savo švelnumą. Mano mylieji, kadaise mūsų Lietuvą gynė pylis nuo kryžiuočių. Šiandien pylis esate jūsų šeimos, kur dar skamba rožančius, kur tėvas užtraukia Marijos giesmę Sveika, sveika Marija. Kur dar skamba tos valandos Marijos. Aš tikiu, brangieji, kad šitos šeimos yra tarsi tvirtovės anais kryžiuočių laikai. O šiandien mes, brangieji, susiduriam su kryžiuočiais, tai nesimboliškai sakau. Kas pamiškėse mūsų senelės iškratė šienikus ir pagalves? Kas už 30 rublių jas nukankint? Kodėl mes šiandien atrandam mergaitės išniekintas miškuose, ne peilių, bet atsuktuvo subadyti? Kodėl vis dažniau ir dažniau pasigirsta ta tragiška simfonija? Išėjo gydytoja jaunutė ir nebegrįžo. Gal kas prisimenat, gal kas matėte, kur ir kada važiavo? Mes, brangieji, šiandien susiduriam su naujais kryžiuočiais. Todėl ir mes šiandien susirinkom, Marija, padaryk, kad mes būtumėm prieš dabarties siautėjimo, prieš dabarties kryžiuočius, tokie pat stiprus, kokie buvo stiprus mūsų senoliai,